Labą dieną. Stovime ant šito kelio, kad paaiškinti gyventojams, įvesti aiškumą, kuris dabar kyla internete dėl kelių. Mes randamės Dvarvietės kelio pradžioje prie elektrinės gatvės kryžkelės. Šitas kelias yra atremontuotas atominės elektrinės dėka apie 3 km. Jisai buvo atremontuotas, aišku, reikalinga buvo veikla atominės elektrinės, kad būtų geras kelias. Ir taryba gegužės mėnesį pritarė šitą kelią perimti savo žinion. Bet jisai dar nėra savivaldybės kelias, nes nėra vyriausybės sprendimo. Tai yra atominė darė šitą kelią, klojo naują asfaltą, būtent savo reikmėm, o ne jokios kitos gamyklos. Šitas kelias tęsiasi iki 177 kelio, kurį mes perimsim. Jis reikalingas savivaldybei, dėl to, kad tuo keliu važinės vaikai į mokyklą. Mes dabar randamės Dvarvietės gatvėje prie įvažiavimo į šiukšlių rūšiavimo gamyklą. Noriu atkreipti dėmesį, kad šis įvažiavimas nebus perimtas į balansą miesto ir nebus remontuojamas už miestiečių pinigus. Mes dabar randamės prie kelio kuris veda į miestą. Kodėl mes čia randamės? Norėčiau paaiškinti, nes daug yra klausimų, daug yra visokių komentarų, kodėl šitas kelias yra neremontuojamas. Tai šitas kelias priklauso, yra valstybinis kelias, ne savivaldybės. Ir jį gali remontuoti tik tai valstybė. Buvo kažkur 4 metai atgal pasirašytas sutartis, kad šitas kelias bus atremontuotas ir perduotas miesto balansui. Praėjo 4 metai, kadencija baigėsi, nė vieno kvadratinio metro neatremontuota. Tuo gyventojai turi suprasti, kad ne miesto valdžia kalta, kad įvažiuoti į miestą neįmanoma, o kalta centrinė valdžia. Taip pat yra vedamas, reiškia, dėrybos ir dėl remonto ir kitų kelių įvažiavimo į miestą, bet kadangi yra valstybiniai, mes jų negalim remontuoti.